Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien mes pakalbėsim apie naujus mokymus. Ir kiekvienais metais rugsėjo pabaigoje jie prasidėdavo. Ir tie mokymai vadindavosi iš dviejų dalių tokių pavadinimų – biolokacija ir kvantinės terapijos. Kas tai yra? Biolokacija tai yra diagnostika, mes išmokstame arba sužinome, kaip diagnozuoti naudojant įvairius indikatorius, kaip antai virgulės, švytuoklės ir panašiai. Ir žinodami diagnostikos abėcėlę, mes toliau išmokstame, kaip atlikti vadinamai quantum touch, tai yra kvantinį prisilietimą arba kvantinės terapijas. Tai yra technikos, naudojant rankas, tai yra nereikia, kaip naudojant gyvybinę energiją, nuimti tam tikrą skausmą, pagydyti, aišku, nepagydysi 100%, kiekviena liga yra priežastis, reikia įti priežastis, bet bent jau padėti savo, kitiems, savo šeimos nariams. Ir tai praktikuojant atsiranda įgūdžiai, tai praktikuojant atsiranda kitoks matymas pasaulio. Jau tada suvokiame mes save, savo aplinką, tai kas vyksta aplinkui, ne tik tai toj medžiaginėje plotmėje, bet ir energinėje plotmėje. Vadinasi, mes išeiname iš tos medžiaginės paradigmos, materialistinės paradigmos. Mes suvokiam pasaulį plačiau. Kartais mus gąsdina, kartais mums visuomenė, švietimas duoda suprasti, kad to nėra. Bet tai praktikuodami mes įsitikinam, kad taip yra. Ir plečiam savo akiratį, plečiam savo žinojimą, plečiam savo sąmonę. Tai va, šitas mokymas būdavo nuo rugsėjo iki beveik kalėdų. Kai kuriais metais baigdavom mes tą mokymų ciklą po naujų metų sausio mėnesį. Tai dabar taip nebus. Truputėlį keičiasi viskas. Na, aš peržiūrėjau visas savo paskaitas 19, 20, 21, 22 ir šį kartą supratau, kad tiek daug tokiai apimti informacijos galbūt nereikia. Pradžioj tiems, kurie galbūt tik pradeda. Ir šį kartą bus trumpesnis, ne 30 paskaitų, galbūt 18, galbūt 15 paskaitų ciklas suspaustas, kuris irgi taip pat vadinsis biolokacija ir kvantinės terapijos, tik tai bus pirmas levelis, pirmas laiptelis, kuris nereikalaus kažkokio tai labai subtilaus, gilaus žinojimo dalyko. Tai yra įgūdžiai, praktikos raktai, kurie padės atsiverti toms praktikoms. Aišku, bus ir teorijos, aišku, bus praktikos, bet esmė, kad nebus tiek daug. Aišku, ir kaina keičiasi. Ne 2,80 kaip buvo, bet 2,20. Tai yra 2,20 ir pradedam mes šiais metais, 2023 metais paskaitų ciklas spalio 15 dieną. Atsiprašau, 16, pirmadienį, bus pirmadienį ir trečiadienį. Ir kaip jau sakiau, tai mes darysim 2 kartus per savaitę, užsiėmimai vyks 2 kartus per savaitę, vakarais, apie 20 arba po 20 valandos, online, tai yra per Zoom platformą ir tokiu maždaug ritmu. Viena paskaita bus Zoomas, susitiksim gyvai, kalbėsim. Ir viena paskaita, tai yra antra savaitės paskaita, o gal tai bus ir pirma. Mes turiu aš tokios paruoštos informacijos, kur yra daugiau teorija ir nereikia diskusijos, tai yra informacija, yra praktiniškai patikrinta informacija. Tai yra, kitaip tariant, savaitėje 2 paskaitos, viena bus pirmadienį, kaip pavyzdys, kitą antradienį, galėsim tas dienas kaitaliot, viena bus teorinė, kita bus praktinė per Zoom. Tai tokiu keliu mes nuo spalio 16 dienos
2 kartus per savaitę, jeigu ten išplūs šventės, mes nedirbsim tą dieną, keliausim iki gruodžio. Tai, kitaip tariant, 1,5 mėnesio vietoj 4, kaip anksčiau būdavo. Tai aš kviečiu visus dalyvauti, kas įdomaujasi, ką domina tokios temos, kaip virgulės švytuoklės diagnostika, aiškiaregystė, bioenergetiko darbo pagrindai, pirmieji laipteliai, abėcėlė, kas jaučiatės pašaukimą tam, kas norite mesti savo iššūkį ir kažko naujo gyvenime išmokti, tai būtent šitas mokymų ciklas skirtas yra tokiems arba jums. Tai ką reikia daryti, norint prisiregistruoti ir gauti papildomos informacijos, o jos bus daugiau tiek YouTube'e mano kanale Markinės TV ir kitam kanale Kvantinė magija, o taip pat Facebook'o grupėse Kvantinė magija Vilnius ir visose kitose, kur aš esu. Tai bus ten informacijos daugiau, o jeigu iškart susidomėjate, tai parašykite man žinutę per Messengerį, Gintaras Mikšiūnas, jeigu esate drauguose tvarkoje, jeigu ne, pasiprašykite draugus. Tiesa, nelabai galiu priimti draugus, nes 5000 draugų ir daugiau Facebookas neleidžia priimti. Tai jeigu tai nepavyksta, parašykite man SMS žinutę. Telefonai ir kontaktai yra apačioje. Ir registracija vyks iki spalio 16 dienos imtinai, na ir galbūt tą savaitę pirmąją, nes kartais būna žmonės nesuspėja iškart, galbūt per vėlai sužinote informaciją, kad vyks mokymai. Tai iki spalio vidurio galima registruotis. Ir dar kartą kartuoju, ką reikia padaryti. Tai yra parašyti man žinutę. Aš noriu, vardas pavardė, dalyvauti mokymuose. Tada aš išsiųsiu jums dar papildomos informacijos. Ir dar bus jos tos papildomos informacijos, kad sukonkretinti mano grupėse. Jeigu norite paklausti gyvai, paskambinkite man +370 686 11122 ir galite gauti daugiau informacijos, bet geriau vakarinės laikais skambinti, ne dienos metu, nes aš galiu nepakelti, nes kitais darbais būsiu užsiėmęs. Bet geriausia raštu, tada aš galėsiu prisegti popierius, galėsiu prisegti pavyzdžius paskaitų. Beje, šitam kanale Markinės TV, kur jūs sekate jį, yra epizodai iš ankstesniais metais vykusių panašių užsiėmimų. Bet tie užsiėmimai, tos paskaitos jau yra labiau pažengusiems, tokiems, kurie jau gali sau leisti arba žino metodikas ir gali daugiau padaryti. Tai va, tai pirmas etapas bus iki gruodžio. Jisai nebus ilgas, 1,5 mėnesio, 2 kartus per savaitę. Turėtų būti 18 paskaitų. Vienos paskaitos trukmė 1,5 valandos. Ir toliau jūs paragavę šito galėsite spręsti toliau, ar eiti po naujų metų į 2 levelį ir pavasarį 3 levelį, nes bus 3 leveliai šiais metais. Ir tie leveliai kainuos pigiau negu pernai. Aš jau sakau, pernai buvo 2,80, taip brangiausias variantas, ne? Tai šiais metais 2,20. Mažinam kainą, nereikia čia per daug plėštis, užteks tų, kaip sakant, energetinių mainų, kokie yra. Man svarbu yra atiduota žinias, kurias aš turiu, arba jomis pasidalinti. Tai va, tai pirmas levelis baigsis gruodį, 2 levelis bus sausį vasarį, šiek tiek kovo galbūt, ir 3 levelis jau nuo kovo iki gegužės, tai va 3 laipteliai. Nu, jie truputėlį dar mažiau kainuos negu pirmas levelis, nes ten pagal ankstesnę tvarką, kurią aš dėsčiau,
Tai tas antras, trečias, kai buvo anksčiau antras. Tai aš tą antrą perskeliu į 2 dalis, padariau 2 mažesnius, nes galbūt vieniem reikia regresinių praktikų, kitiem reikia daugiau biolokacinių praktikų, kitiems reikia kvantinio gydymo. Tai tie leveliai bus pagal tas tematikas, apie tai bus paskelbta vėliau. Aš neimsiu šį kartą registracijos metam į priekį arba iki mokymų ciklo pabaigos, tai yra iki gegužės, nes geriau praeiti pirmą etapą, išklausyti, apsispręsti, ar man to reikia, galbūt aš nenoriu to, o aš jau būsiu sumokėjęs iki pavasario, po to turiu atkentėti, ar ne. Tai išklausysit iki gruodžio, tą trumpą 1,5 mėnesio ciklą, jisai kainuos 2,20, ne 2,80 kaip anksčiau buvo. Ir toliau matysit, kaip seksis, kaip patiks, nepatiks galėsit nedalyvauti, patiks eisite toliau. Tai tokios maždaug naujovės. Metodika pas mane yra paruošta dar nuo 2014 metų. Jis yra laiko patikrinta, nes mokymus vedu būtent nuo 15-14 metų ta tematika. Ir kodėl online? Todėl, kad visgi žmonės jungiasi dalyvauti mokymuose ne tik iš Lietuvos miestų, bet ir iš užsienio, tai yra Norvegija, Airija, Švedija, Anglija ir taip toliau. Taip kad pasaulis yra visas mūsų, mes galime iš bet kur jungtis, bet laikas kažkur tai, kada pradėsim vakarais užsiėmimai, bus apie 20 maždaug valanda. Tai tokios naujienos ir kviečiu registruotis, rašyti man arba SMS žinute, arba elektroniniu paštu, kontaktai pačioj, arba per Messengerį. Ir tada bursim grupę ir judėsim į priekį. Tai vėlgi įdomus patyrimas bus, įdomios paskaitos, jų nėra pas kitus mokytus, kadangi mano metodika yra universali arba unikali. Universali tikrai ne, aš per daug pasakiau, bet tai yra mano autorinis darbas, aš ją sukūriau, nes man buvo noras tai, ką aš turiu, sukaupęs tą patirtį, paversti dėstomąją formą, kad žmonėms būtų paprasčiau suprasti, ką aš darau, ir galbūt vienas kitas norės to paties išmokti arba pažiūrėti iš šalies, kaip aš tą darau. Tai kviečiu į mokymus, kviečiu registruotis ir dalyvauti 2023 metų biolokacija ir kvantinės terapijos paskaitų cikle, rudens paskaitų cikle, pirmam levelė ir, tokiu būdu plėsti savo akiratį. Tai kol kas tiek, informacijos netrukus bus ir daugiau. Ir žinoma, nepamirškite po šito video paspausti patiktuką, klausti po video irgi galima klausti. Ir dalyvauti diskusijose arba užduodant klausimus, jeigu kas bus neaišku. Tai ačiū Jums, iki kito mūsų susitikimo.